Šiandien vasario 22 dieną Lietuvoje prasidėjo neterminuotas mokytojų streikas, kuriame, kaip skelbiama, dalyvauja daugiau kaip 200 šalies mokyklų. Streikas neaplenkė ir Raseinių rajono. Prie streiko prisijungė Raseinių Šaltinio progimnazija, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, Raseinių rajono Gilių mokykla Daugiafunkcis centras ir Raseinių rajono Lopšelis darželis Liepaitė. Esame mokykla, kurie yra psichologai. Ir aišku, atsakys auklėtojai, jeigu vaikai turintys elgesio sutrikimų sužalos kitus mokinius, yra mokytojų, kurie išėję iš pamokos privačiai ieško psichologų pagalbos. Tai yra faktai. Mokytojai reikalauja jau seniai ir žiniasklaida labai plačiai yra jau nušvietus ir televizija, ir internetiniuose portaluose, gal kiekvieno ten reikalavimo nepacituosiu, bet taip trumpai, tai atstatyti iki krizės turėtą mokinio krepšelį, sumažinti mokinių skaičių klasėse bei iki mokyklinėse įstaigose, taip pat vaikų grupėse, prilyginti atlyginimus iki mokykliniams pedagogams prie bendrojo lavinimo pedagogų algos. Nežinau dabar ar visus pasakiau, bet tokie tie baziniai, tai žodžiu viską jeigu sudėjus, tai esminis dalykas, kad tai yra ne ten atlyginimų pakelimas, bet atstatymas iki tos situacijos, kurie buvo prieš krizę. Kaip žinote, valdžios atstovai, Seimo nariai, ministrai, teisėjai šitą problemą labai greitai išsprendė. Mes dėja iki šiol turime šitą problemą. Šiandien, kaip ir minėjau, taip pat streikuoja Raseinių ugdymo įstaigų mokytojai. Ir ką tik pasibaigė susitikimas su rajono valdžia. Ką gero nutarėt, ką nusprendėt? Kokie tolimesni veiksmai? Gera, manau, tai, kad mes apskritai čia susirinkome. Tai yra, kad toks gavosi kaip ir dėmesys mums streikuojantiems. Turėjome progą išsakyti, dėl ko tą darome. Ir jūs parodysit, nufilmavę, kad tai yra mūsų tos pastangos interesas visų yra. Mes kovojame ne vien tik už save, bet kartu ir už mokinius, nors tie požiūriai čia labai keitėsi, reiškės, įvairūs jie, kokie čia kartais mokytojai neatsakingi, kaip čia kenkia vaikams, tėvams ir visa kita. Noriu pasakyti, kad kovoti už teisingumą yra mokytojo pareiga, kuri yra numatyta net švietimo įstatyme, tai yra privaloma. Ugdyti pilietiškumą mokytojai yra privaloma. Tai šiandien mes tą susitikimą pavadinome pilietiškumo pamoka, atvira pilietiškumo pamoka. Ir manau, tai yra teigiamas pavyzdys, tą galėtų daryti ir kitos visuomenės grupės. Bėdų Lietuvoje yra visokiausių. Tai mokytojai turėtų būti pavyzdys, ką ir daro. Aišku, galėtų būti skaitlingesnis, bet manau, kad toj situacijai, kokia dabar yra ta mūsų demokratijos vystymosi stadija, mokytojai gana stipriai parodė, kad jie gali už save pastovėti. Nors priminsiu, reiškės, kad visos dialogo formos buvo išnaudotos iki tol. Su vyriausybė pastaruosius porą metų buvo deramasi, buvo įvairios darbo grupės, niekas nepasikeitė, niekas nereagavo ir mes žingsnis po žingsnio priėjome prie šitos situacijos. Prisiminkite, kad gruodžio mėnesį buvo įspėjamasis streikas 2 valandų, taip? Tai galėjom jau tada problemas įspręsti ir sakėme, kad jeigu nebus nieko padaryta, grįšime prie neterminuotų streikų. Vėlgi nebuvo nieko padaryta, tai mes dabar turime neterminuotus streikus. Ir rajono valdžia, ką nutarėt su jie, ką jie sieks padaryti? Įvairių, reiškės, dėl to vienas iš tikslų ir to susitikimo ir buvo sužinoti valdžios reakciją, nes jų visokiausio, kaip jau minėjau, būna, reiškės, ten tų požiūrių, reiškės, teigiamų, neigiamų ir visokiausių. Tai koks mūsų valdžios požiūris ir tai mums svarbu, nes, kaip sakiau, čia per susitikimą streikuoti tai nėra malonumas, nėra pramoga, tai yra įtampa, didžiulis stresas ir kai ten tau pasako, reiškės, čia jūs dabar kažkaip tai piknaudžiaujate ar dar kažką, tai yra labai skaudu. Tai sužinojame, kad meras palaiko mūsų
tuos žingsnius, tuos siekius, nors tai yra nacionaliniu mastu, savivaldybė tų reikalavimų tikrai negali išpildyti, tačiau per susitikimą mes kalbėjome plačiau ir ką galime savivaldybės lygmenių padaryti. Mokytojai pasakė savo, reiškės, problemas tokias detalesnės, sakykime, ką gali spręsti, reiškės, ir rajono lygmenių. Ir meras pasiūlė sudaryti darbo grupę, kuris susidėtų iš savivaldybės atstovų, iš mokytojų, iš tėvų, iš vadovų. Tokį bendradarbiavimą siekime ir mes. Rudenį mes teikėme oficialiai savivaldybei tokį socialinio bendradarbiavimo formą kaip trišalė švietimo taryba, kuri būtų susidėjusi iš savivaldybės atstovų, iš mokytojų atstovų, iš pedagogų ir vadovų, tai trišalė. Dabar meras lyg ir papildė dar ir mokinių tėvų, visiškai, kaip sakant, galbūt ir neblogas dalykas. Tai žodžiu, abi pusės galų gale pradėjo siekti to pačio bendradarbiavimo, tai aš matau, kad to susitikimo toks nelauktas rezultatas gavosi ir susitarimas jau realiai bendradarbiauti, kuriama darbo grupė, puiku. Kalbant apie Raseinių miesto ugdymo įstaigas, kurios nedalyvauja. Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Raseinių technologijos ir verslo mokykla ir darželis Saulutė. Ko gero, tos trys ir nedalyvauja, ar ne? Kokie yra pasiteisinimai, galbūt priežastys, vis tiek buvo raginami dalyvauti visi? Priežastys tai yra tos, kad streikuoti gali pagal mūsų teisės aktus, tai yra profesinės sąjungos. Reiškės, negali streikuoti, tarkim, darbo tarybose, arba tie, kas užsimano. Reiškės, pagal darbo kodeksą pranešimą su streiko reikalavimais įteikia profesinės sąjungos. Tokia yra tvarka, toks demokratijos žaidimas yra ir tos mokyklos, kurios neturi profesinės sąjungos, jos tiesiog negali fiziškai streikuoti. Gal aš tikiu, kad tose mokyklose yra palaikančių ir sergančių, nes tai, jeigu iškovosime, reiškės, tos rezultatus, jie bus visiems. Ne vienas, sakykime, nestreikavęs negalės arba tikiuosi, kad ir nenorės atsisakyti, reiškės, padidinto atlyginimo, arba kad būtų mokinio krepšelis atstatytas, arba kad būtų mažinimas skaičius mokinių klasėse. Tai viena priežastis, kita priežastis, ne tik mokytojai, bet manau, kad ir apskritai Lietuvoje yra, kaip čia pasakyti, tokias egzistuoja baimės dėl darbo, reiškės, žmonės protestuoja pas mus Lietuvoje, negali sakyti, bet populiariausia protesto forma yra emigruoti iš Lietuvos. Tai ir galėčiau pasakyti, kad labai net stipriai protestuoja Lietuva, bet, reiškės, kiti galbūt labai bijo dėl darbo vietos, kadangi, galbūt ir suprantama. Tai tos dvi priežastys, reiškės, ir galbūt tikiuosi, kad šitas ir streikas suaktualizuos, kad dėl ko reikalingos tos profsąjungos, kad tai yra tikrai priemonė, kuri padeda patiems mokytojams, profesinės sąjungos. Pats pavadinimas yra neterminuotas streikas, bet ko gero vis tiek yra šioks toks terminas numatytas, nes bent jau kalbama, kad bus streikas 2 dienas, tai šiandien ir rytoj. Ar gali būti galimybė, kad jis prasitęsi net ir iki penktadienio? Kai sakoma kalbama, tai nėra čia numatymas, tai jisai toks ir neoficialus, neformalus dalykas, reiškės. Neterminuotas tai ir yra. Tęsiasi streikas tol, kol pasiekiami kažkokie rezultatai. Tai yra dvi pusės, reiškia, susėda prie derybų stalo, kol prasideda derybos ir jos nusprendžia nutraukti streiką ar ne. Tai reiškia, to ir skiriasi nuo kitokių tenais, nuo įspėjimo ar terminuoto. Dabar nėra terminas joks paskelbtas. Tai būtų, kaip jūs sakote, kad tos 2 dienos aš irgi labai norėčiau, kad netgi užtektų 1 dienos. Bet vis dėlto linkiu profesinių sąjungų vadovams būti principingiams ir turėti, kaip sakant, tvirtą stuburą ir nenusileisti ten tokiems visokiems, reiškės,
manipulacijom, reiškia, kad neturi pinigų ir taip toliau, kas buvo ilgai daug kartų kartota ir to niekas netiki ir netgi dabartiniai ekonomistai, kaip jau čia buvo irgi minėta Mačiulis, Nausėda, visi sako, kad tų pinigų galima atrasti ir tik tai čia klausimas prioritetuose, kaip tu tą biudžetą skirstai.